Laisvi nuo kažkokio tai įstatymiškumo, kuris smugdo ir panašiai. Mes esame nuo to laisvi ir Kristus išlaisvino. Sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate, esate prislėgti ir aš jūs atgaivinsiu, aš jūs padarysiu laisvus. Ir aš galėčiau kalbėti, kiek Dievas išlaisvino mane, iš kokių kalėjimų. Ir aš tikiu, dar yra keletas kalėjimų, iš kurių Dievas išves. Ir taip kaip sesė sako, aš susitikau su gyvuoju Dievu, taip mes susitinkam su tuo pačiu Dievu, bet mes pamatom jo visai kitą veidą. Ir tai yra laisvė. Ir mes galėtumėm ties to visus metus ir pamokslauti, kas mes esame, koks fainas Dievas, kokie beribė jo malonės turtai, kas mes esame jame ir kokias dovanas mes jame turime. Bet šiandien noriu nukreipti temą tai, kad šalia to laisvė Kristuje plius. Ir galvoju, ką tu čia nori man pasakyti? Plius meilės įstatymas. Ir šiandien norėčiau kalbėti apie meilės įstatymą. Jeigu leisit, kalbėti apie meilės įstatymą ir kas tai yra. Laisvė Kristuje, aš esu laisvas, valgau šokoladą, bet dar yra ir meilės įstatymas. Ir eilutė Filipiečiams laiške, šitos nuostabios eilutės. Ir čia duodamas principas, brangieji, principas to meilės įstatymo. Aš dabar noriu pateikti, kaip ir teoriją, bet mes suprantu, kad mes kaip bažnyčia mes augame. Ir pirmas Jono laiškas, apaštalas Jonas, kuris buvo mylimiausias, tas, kuris buvo atsirėmęs į Jėzaus krūtinę, jisai rašo pirmą laišką Jonui, antrą, trečią. Ir jisai ten pamini keletą dalykų. Sako, rašau jums, vaikai, rašau jums, paaugliai, ir rašau jums, tėvai. Ten nekalba apie fizinį amžių, ten kalba, čia įvadas, kur brolis pranas, čia įvadas į jo pamokslą. Bet esmė kame? Esmė mes turim suprasti, kad Dievas išgelbsti, mes va čia esam susirinkę šitoj bažnyčiai, tačiau dvasinė branda yra skirtinga. Nežiūrint išsilavinimo, nežiūrint, kad aš galiu sakyti, baigiau 2 Biblijos koledžus, vis tiek aš galiu būti kūdikis Kristuje. Ir vieni yra kūdikiai Kristuje, kurie ateiname pas Jėzų ir mes mokinamės ir geriame tą pieną, taip, ir mes sakome, wow, tėti, koks geras tavo pienas, bet bažnyčioje yra ir tų, kurie yra paaugliai, ir paaugliams reikia jau dešrelių, teisingai. Ir kada tą dvasinį maistą pateikia dešrelį, jau kūdikiams pasidaro, neskanu, pamokslininkė, ką tu čia, pradeda reikšti emocijas ir tai yra natūralu. Kūdikiams viskas, ta prasme, užkliūna ir mes apie kūdikius šokinėjom, kad jiem viskas būtų gerai, kad tik tai nuotaika būtų gera, nuvalom nosytę, nuvalom ten, kur reikia, pampersiuką pakeičiam, reiškia. Brangiai, tokia yra krikščionybė ir kiekvienas mes einame iš kūdikystės į tą brandumą. Gali pasakyti, ne, aš niekada nebuvau kūdikis, aš iš karto buvau suaugęs. Taip, gal nežinau, bet Dievo žodis sako, kad mes visi einam iš kūdikystės į paauglystę. Tėvai, kas turėjote ar turite paauglių, galėtumėt geriau už mane papamokslauti ir pasakyti, kaip yra su paaugliais, santykis su paaugliais. Su paaugliais yra tai, kad tu jiems nieko nepasakysi, jie viską geriausiai išmano ir geriausius sprendimus jie priimė. Tėveliai, neaiškinkit, kaip man čia gyventi, aš pats geriau žinau. Ir tuo žiūrėk, už kampo pampersas pilnas. Taip? Taip yra ir krikščionių gyvenime, toje brandoje, ta prasme, kada krikščionis sako, gerai, čia su savo pamokslas, su savo, nereikia, aš viską žinau puikiai, čia viskas man aišku ir va taip va. Nieko tokio, praeinam ir šitą periodą ir Dievas mus myli ir veda. Ir toliau sako, rašau jums tėvai. O kas yra tėvas?
Tėvas, tai jau jam nerūpi, kaip jis apsirengęs, ką jis pavalgys, jam nerūpi šokoladas, nes šokoladas jam jau nesveika darosi, taip. Tėvas žiūri, kad tik kitiems būtų geriau. Jis nežiūri, kad jo kojinės praplyšia, jis žiūri, kad šeimoje būtų visų kojinės užadytos. Aš čia kaip iliustraciją dabar sakau. Tai va, tai čia apaštalas Paulius reiškia Filipiečiams laiške ir iškelia šitą meilės įstatymą. Tu gali sakyti, nu gerai, žinau, kad Dievas yra meilė. Ne apie tai, biški, šiek tiek ne apie tai, keliaujame. Antra eilutė sako, padarykite mano džiaugsmą tobulą, apaštalas Paulius sako, nu pradžiuginkit mane. Pradžiuginkit ir sako, laikydamiesi vienos, jeigu paimsite žodžio šaknį vienos minties, vienokią meilę, būdami vieningi ir to paties nusistatymą. Ką čia apaštalas Paulius jau yra patyręs santykėje su Dievu, tą jisai ir perduoda Filipų bažnyčiai. Sako, mano džiaugsmas bus tobulas, kada jūs būsite vienos minties. Ir įsivaizduojate bažnyčiai, kūdikiai, paaugliai ir tėvai vienos minties. Čia būtų galima psichologinę kokią nors paskaitą vesti 3 dienų seminarą, kaip susikalbėti tarp kartų, kaip susikalbėti tarp X, Y kartos, nežinau kokia dabar karta kaip vadinasi, bet šitos kartos yra skirstomos. Ir iš tikrųjų yra problema, kad tam tikra karta, jauna karta sunkiai susikalba su savo tėvais, kadangi tėvai yra ten šiek tiek iš praeities. Ir pas juos vieni įpročiai, supratimas yra, o pas vaikus kitas. Ir daugelis problemų kyla šeimose, todėl, kad nesusišnekam, brangieji. Mes kalbam skirtingom kalbom. Lygiai tas pats ir bažnyčioje yra. Pagal mūsų dvasinį brandumą mes kalbame skirtingomis kalbomis, brangieji. Ir tie, kas yra tėvai, tie gali suprasti ir vaikus, ir paauglius. Ir sako, gerai, taip suprantu, nieko tokio praeis, ir tą išgyvensi. Ir jie yra kantrus, jie laukia, jie pasiruošę nešiot ant rankyčių ir padėti tau visais įmanomais būdais. Ir čia kalba apie vieną mintį, vienokią meilę, jis kalba apie meilę, būdami vieningi ir to paties nusistatymo. Kalba apie bažnyčios vienybę. Gerai, pritaikykime šitą terminą šeimai. Jūs galite paimti šitą principą, užsirašyti savo ant sienos. Tai yra mūsų kredo šeimai šiems metams. Kad mes būtumėm vieningi meilėje šeimoje, tarp tėvų, vaikų, anūkų, taip, uošvienių ir uošvių. Įtraukėm ir šitos žmonės. Jie verti meilės, taip. Būdami vieningi ir to paties nusistatymo, reiškia tos pačios krypties. Todėl jaunimas, kurie renkatės arba galvojate apie antrą pusę, apie vestuves, nuostabės, taip, ir jaunikaitę ant balto žirgo, pirmiausiai įsitikinkit, ne kiek jis turi kišenėje pinigų ir koks jis yra šaunus ir gražus, bet kokie kryptimis žiūri gyvenime. Ar atitinka kryptis, ar būsite to paties nusistatymo. Aš čia įsiplėčiau. Bet keliaujam toliau. Nedarykite nieko varžydamiesi ar iš tuščios puikybės, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesnių už save ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Štai meilės principo ašis yra, arba dugnas, kaip aš pasakau, arba smaigalys. Kad tas meilės įstatymas, kurį mes, su kurio susipažįstame ir kuriame gyvename, kad mes nedarydame nieko varžydamiesi. Čia nėra varžydamiesi, ai, man nepatogu, gal eiktų pirmas į pirmą eilę. Ne. Varžydamiesi tai reiškia varžybos bažnyčioje. Varžybos reiškia, katras pirmesnis, katras greitesnis, katras geresnis, katras šustresnis, nežinau, šitą slengą panaudosiu ir panašiai. Sako, bažnyčioje neturi būti šito. Nedarykite nieko, iš varžybų nėra tarp mūsų, brangieji. Va dabar mes galime šventojoje dvasioje tiesiog atsipūsti ir sakyti, ačiū tau viešpatie, pakliuvau į gerą vietą, nes čia varžybų nėra, konkurencijos nėra. Mes nesivaržome, brangieji. Mes nesivaržome ir nesistengėme užimti aš pirmą vietą, tu antrą vietą. Čia primena žaidimą, mes upė žaisdavom jaunimas, kada paleidi padangą ir kova už padangą. Kas ant tos padangos bus karalius. Ir suprantat, pabūni 2 minutės ir ta hebrytė tuoj tave nutempia į vandenį, tiek to ir džiaugsmo.
Bet sako, nuolankiai ir tuščios puikybės. Va šita tuščia puikybė iš to seno žmogaus, kuri velkasi kaip uodega, jinai kuo greičiau taps trumpesnė arba visiškai nukirpta, tuo mums bus lengviau bendrauti vieni su kitais. Ir sako, laikyti aukštesnių už save. Kaip čia suprast? Ką reiškia laikyti aukštesnių už save? Pagal ūgį. Ir kas aukščiausias, tas kiečiausias, ne? Aha. Šaunu, broli. Gera iliustracija. Bet aš iš karto žiūriu į rimuką ir sakau, o gal pagal plotį pečių. Svarbu ne ūgis, o smūgis. O smūgis, va. Viskas. Rimukas pirmą vietą užima. Ir ką? Kas konkuruoja? Niekas. Liutauras. Bet sako, čia laikydami aukštesnių už save ir žiūrėdami kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Nu, va, štai čia yra meilės įstatymas ir jis atrodo yra kosmosas. Kosmosas, bet iš tikrųjų tai yra tai, kuo mes gyvename ir turime išmokti, eiti ir gyventi, išmokti bažnyčiai. Laikyti aukštesniu. Ne aš esu aukštesnis, bet mano artimas yra aukštesnis. Jėzus yra aukščiausias. Keliaukime toliau. O šitas principas - laikyti aukščiau vieną už kitą. Ir apaštalas Paulius duoda principą toliau. Pabraukiau šitas. Vienas kitą laikyti aukščiau už save ir ne savo naudos, bet kitų. Va čia yra meilės įstatymo išpildymas. Ir tai gali skambėti kaip, o, Audriau, kokia sunki taisyklė, čia pamokslauji, žinai, kokią tu čia kartelę užkėlė, dabar taip sunku. Čia ne įstatymas. Šiaip mes susipažįstame su tuo, ką Jėzus nori toliau daryti per meilės įstatymą. Ir toliau, žiūrėkite. Iš Mato Evangelijos 18 skyriaus, ten visas 18 skyrius yra būtent apie tai, apie meilės įstatymo pritaikymą. Ir šitų skyrių yra Romiečiams 3 skyriai, 1 Korintiečiams 3 skyriai. Vadinasi, šita tema yra labai svarbi. Ir čia mokiniai susidūrė su tuo pačiu, tuo metu prie Jėzaus priėjo mokiniai ir paklausė, Jėzau, o kas yra didžiausias dangaus karalystėje? Jie atsineša iš pasaulio šitą mintį. Tai kas čia piramidės viršūnėje? Kas čia bus pats vadovas, pats direktorius? Kas čia didžiausias? Ir tai yra svarbus klausimas, todėl kad jis iškyla iki šių dienų. Kasgi didžiausias? Tol, kol mes nesubręstam iki tėvų lygio. Ta prasme. Ir 4 eilutėje sako, Jėzus atsako, taigi kiekvienas, kuris nusižemins kaip šis vaikelis, bus didžiausias dangaus karalystėje. Meilės įsakymas reiškia per pasižeminimą. Didžiausias bažnyčia yra tas, kuris labiausiai yra pasižeminęs. Ir kuris žiūri ne savo naudos, bet kitų. Keliaujam toliau. Grįžtam Filipiečiams į tą patį 2 skyrių. Ir čia sako, būkite tokio nusistatymo, tokio mąstymo. Va čia mes pirmiausiai atnaujiname savo protą. Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus, kuris esybė būdamas Dievas, nesilaikė pasiglemžę savo lygybę su Dievu, bet apiplėšė save. Gal lietuvišką kitą terminą galėtumėm surasti. Ir esybė tapo tarnu ir panašus į žmonės. Ir išorė tapęs kaip žmogus, jis nusižemino, tapdamas paklusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. O čia meilės įstatymas, kaip jisai veikia, mes žiūrime į Jėzų. Jėzus paliko savo sostą, Jėzus paliko savo šlovę. Atsimenat, Getsemanės sode, sako, klausyk, Petrai, ką tu čia su to kalaviju musikuojas? Norėsiu, aš čia tokią armiją iškviesiu, kad nupūs visus čia tos, kurie bando mane suimti. Ir iš vis iš to žemės, kaip plastelino gabaliuko, aš galiu padaryti nieką. Tiesiog akimirksniu. Bet sako, aš ir atėjau šitą valandą. Ir aš leidžiu, kad Romos kareiviai mane suimtų. Aš leidžiu, nes dėl to ir atėjau, kad mane apspjaudytų, išplaktų ir nueičiau ant kryžiaus. Tokia mano misija. Ir jis nesinaudoja savo valdžią. Ir sako, va tas Dievas pasižemino. Taigi šitoj Filipiečiams 2 skyriuje principas, aš šiandien ryte piešiau su liniuotė. Principas yra štai, piramidės, 2 piramidės ir viena piramidė. Mokiniai klausė, tai kasgi didžiausias dangaus karalystė? Ir tai yra pasaulinė, pasaulio sistema, kur bet kokioje firmoje, bet kokioje įstaigoje, bet kokiam darbe, bet kokioje mokykloje, bet kokioje darbovietėje
žmonės yra skatinami, kaip pasakyti, užimti kuo aukštesnę padėtį. Tai reiškia, kas yra didžiausias? Tas yra kiečiausias. Kada mes ateiname į bažnyčią, bažnyčioje viskas yra atvirkščiai, piramidė yra apversta. Sako, tas, kuris labiausiai pasižeminęs, tas yra didžiausias dangaus karalystė. Va čia, brangieji, mes šiek tiek ir susimaišome tarp pasaulio sistemos ir Dievo meilės įstatymo, tarp šitų dviejų įstatymų. Ir čia kyla tokių, kaip pasakyti, ir trinčių, ir nesusipratimų, ir panašiai. Bet pasaulio sistemai didžiausias tai yra piramidės viršūnė, tas, kas yra, tarkim, paimkim direktorę, ne? Mes čia juokavom, kada ruošiam šitą sceną, mes vieni kitus direktoriais vadinam. Tiesiog krikštavom kaip maži vaikai, be jokio įžeidimo ir panašiai, be jokio pažeminimo. Labai faina, šiandien aš direktorius, rytoj Artūras, o kogi ne. Bet čia buvo humoro forma, bet iš tikrųjų va, tas direktorius, kuris yra, jis yra viršuje. Apačioj, viskas apačioj, visi kiti likę žmonės. Tačiau Dievo karalystė ir filipiečiams šitame skyriuje, kur mes skaitėme, būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus, tai reiškia piramidė yra apversta. Pačiame smaigalyje yra Jėzus Kristus. Ir jeigu paimtumėm tą prasme jį kaip karalių, jis kaip karalius yra pačioje ir sako, aš atėjau, kad jums patarnauti, aš atėjau jums kojas nuplauti, aš atėjau jūs palaiminti. Ir aš sakau, Dieve, o ką tu nori pamokinti? Ir jis sako, noriu, kad pasikeistų tavo mąstymas, noriu, kad pasikeistų tavo požiūris vienas į kitą. Kad šitas meilės įstatymas pradėtų veikti, kai aš sakau žmonai, myliu tave, gerai, žodžiai, parodyk veiksmais. Aš vėl grįžtu prie to paties. Veiksmai yra, kada mes savo artimą pradedam laikyti aukščiau už save. Nebeieškam savo šlovės, nebeieškam savo naudos, nebeieškam, kas man geriau. Ir dabar, kas bažnyčioje esat kūdikiai, kokia nesąmonė, aš čia esu pats didžiausias, manim turi rūpintis, mane turi mylėti. Va, keliaujam toliau. Kitas piešinys, ta prasme, ką aš norėjau pasakyti iš to principo, kad pasaulio sistema, netgi ir paėmus pas Mozę, kada atėjo jo uošvis, kaip valdyti Izraelio tautą, atėjo pasaulietis, neišgelbėtas, sakysim, žmogus, kuris visiškai su Dievu neturėjo nieko bendro ir pasiūlė Mozei valdyti tautą pasauliniu būdu. Sako, Mozė, tu viršūniai paskirk šimtininkus ir jie valdys visą tautą. Bet tai pasaulio sistema. Ir tai veikia valdant šitą žydų tautą. Bet iš esmės viršūnė yra tas žmogus, kuris duoda tik tai nurodymus. Ir visas svoris krenta ant žmonių žemiau esančių. Jeigu mes apačioje nupiešim dar daugiau žmonių, visas krūvis, piramidės krenta ant žemiausių žmonių, žemiausios grandies. Jie viską daro. Jie yra kaip vergai, jie yra, kurie išpildo šitą, kaip pasakyti, bet kokį direktoriaus paliepimą. Taip? Bet sako, tarp jūsų taip neturi būti. Ir meilės įstatymas yra antra piramidė, kur apačioje yra Jėzus, o toliau esame mes. Ir visas svoris tenka ant ko, aš išeisiu, iš kadro išeisiu, bet visas svoris tenka ant ko? Visas svoris tenka ant mūsų direktoriaus, pasakysiu taip, ant Jėzaus Kristaus. Ir tol, kol mes esam kūdikystėje, mes esame čia viršuje, mūsų yra daug. Ir mes sakom, taip Dieve, tu nori, kad mes artintumės prie tavęs. Ir Jėzus sako, gerai, jeigu jūs norite artintis prie manęs, eikite, nerkite žemyn. Kas atsitinka, kada mes neriame žemyn? Tai reiškia, kad aš savo esybėje, savo viduje, aš sakau, vadinasi, aš einu bažnyčią ne tam, kad man tarnautų, bet kad aš patarnaučiau. Reiškia, artintis prie Jėzaus yra prisijimti atsakomybę už kitus, ta prasme, pasižeminti ir sakyti, aš dabar tarnausiu šitiems kūdikėliams, aš dabar tarnausiu vaikų mokyklėlį, aš tarnausiu šitam broliui arba seseriai. Jėzus sako, puiku, mes susitinkam su Dievu, kaip sesuo liudijo, mes sakome, dar noriu arčiau, ateik dar arčiau. Kada mes ateiname dar arčiau, svoris, kaip pasakyti, jeigu taip žiūrėt pagal piramidę, svoris dar didesnis. Kadangi tu turi galimybę tada pasitarnauti dar didesniam ratui žmonių. Supranti? Ir jau tada, kaip pasakyti, Jėzaus karalystėje, jeigu tu esi šičia, taip, tai visa piramidė yra ant tavęs.
Bet mes negalime pasiekti piramidės dugno tol, kol mes neatsižadam šito pasaulietinio mąstymo, man dėl mane, su manim. Čia yra senas žmogus. Brangieji, mes su Adomu nesam giminės ir mes su senu žmogum visiškai negiminaičiai. Tačiau, kada mes esam išgelbėti ir mes kalbam apie šokoladą, mes ateiname prie tų dalykų, kad štai meilės įstatymas, kupinas veiksmo, kur reikalauja atsižadėti savęs. Nu kaip atsižadėti? Va, aš nenoriu atsižadėti. Ir va šitas svoris, nu, krenta ant žmogaus. Bet ant žmogaus krenta ne tame, kad jis yra aš, bet todėl, kad jis sugeba pasižeminti, kaip pasakyti, iki tokio lygio, kad jis gali pakelti žmonės. Suprantat, meilės įstatymas veiksmė yra, kada tu gali pakelti. Gali pakelti vieną žmogų ir tu sakai, aš tarnausiu, aš darau viešpaties sprendimą ir tarnausiu šitam žmogui, melsiuosi už jį, lankysiu, rašysiu žinutės. Galiausiai tu supranti, kad tu tą padarėjai ir ačiū tau Dieve, dabar aš noriu tarnauti 5 žmonėms. Tai reiškia, tu nusprendai pasižeminti ir nešti jų naštas, nešti jų poreikius pas Dievą. Aš melsiuosi, aš lankysiu, aš paskambinsiu, aš skaniausią sumuštinį atiduosiu jam galiausiai. Nežinau. Tik su Jėzumi. Tik su Jėzumi. Iš savęs niekaip. Tai aš ir sakau, kad šitoje apverstoje piramidėje iš savęs tu nepaveši. Iš savęs, ta prasme, tu kaip pasakyti, jeigu iš savęs, tai ir liksi va piramidės viršūniai ir aš, kūdikis, rūpinkitės manim, man saldainius neškit ir aš mėgstu šokoladą. Ir mes nusišypsome ir sakom, nu gerai, bet tai per užpakaliuką, tai pam, jau laikas augti, laikas subręsti. Taip. Čia aš turiu vieną schemą iš Martino, bet jinai yra rusų kalboje. Va tokia, lietuviška gal irgi gausiu, bet kadangi šiandien ryte ieškojau, radau tik tokį. Tai va, piramidė, apversta piramidė. O kada yra piramidė tokia, pasaulietinis toks, vyksta visokios trintis, konkurencijos, kas čia kietesnis, kas čia direktorius, kas nedirektorius, kas vykdytojas ir panašiai. To neturi būti, brangieji. Meilės įstatymas išstumia visas šitas trintis, kaip pasakyti. Nu ir dabar paskutinė skaidrė, nes daugiau nespėjau pasiruošti. Vat čia. Kada mes susitinkam kaip brolis ir sesuo, taip, kada mes esam bažnyčioje, skirtingos dvasinės brandos, atsiranda įvairiausių situacijų, kurios yra nesusipratimas, arba nesusikalbėjimas, arba, vat, kaip pasakyti, pasižeminimo trūkumas, nežinau. Atsiranda va tokios situacijos. Ir šitas piešinukas rodo, ir man asmeniškai Dievo dvasia rodo, kad mes kaip bažnyčia esam pasiruošę valgyti ne tik šokoladą, mes kaip bažnyčia esame pasiruošę valgyti šiek tiek ir druskos. Dėl to, ką Jėzus mus mokina, kad tas meilės įstatymas, jisai ateitų, o jisai kainuoja. Jeigu aš sakau, Simona, myliu tave, tai jinai sako, kur gėlės, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad man kainuos, aš turėsiu važiuoti, surasti gėlių ir nupirkti. Man tai kainuos. Brangieji, santykiai bažnyčia yra lygiai taip pat. Man turi kainuoti, ta prasme. Bet kainuoti iš ko? Iš mano piniginės? Ne. Iš to, mes žiūrime iš to, kad Jėzus dėl manęs viską padarė. Jisai pasižemino ir šiandien aš turiu visus šitos palaiminimus, dėka jo malonės, dėka to, kad jis pasižemino. Šiandien aš esu čia. Tai Jėzau, jeigu tu man viską atleidai, tai kokią problemą kitiems atleisti? Jeigu tu man pasitarnavai kojas nuploviai šiandien, ta prasme, kokią problemą man kitiems pasitarnauti? Ir va čia, va šitoj vietoje, nežinau, kiek aš laiko turiu, jūs mane galite stabdyti, nes aš galiu ir nesustoti. Bet šitoj vietoje tas laisvės įstatymas turi eiti kartu su meilės įstatymu, supranti? Ir kada tu sakai, aš esu laisvas Kristuje, tai man skamba, kad taip, ir meilės įstatymas taip pat veikia. O meilės įstatymas veikia štai kaip mes žiūrėjome, kaip sako Jėzus, kas yra didžiausias? Nėra čia didžiausių. Didžiausias tas, kuris pasižemina kaip vienas iš šitų mažutėlių. Ir tuoj atsiversiu eilutę, man dabar atėjo. Štai, Kolosiečiams laiške.
Kolosiečiams 3 skyriuje sako, nusivilkite tą seną žmogų. Ką čia reiškia nusivilkti savo mąstymą, pakeiskite, atnaujinkite savo protą ir tada atsinaujins visas ir mūsų elgesys. Sako, nebemeluokite vienas kitam ir nusivilkite senąjį žmogų su jo darbais. Ir apsivilkę nauju, kuris atnaujinamas pažinimu. Aha. Naujas žmogus yra atnaujinamas pažinimu. Tai reiškia, man reikia pažinti asmeniškai Jėzų, man reikia pažinti jo žodį, kad atsinaujintų pagal atvaizdą to, kuris jį sukūrė. Čia jau nebėra skirtumo nei graiko, nei žydo, nei ir panašiai. Ir toliau sako nuo 12 eilutės, todėl kaip Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai. Žiūrėk, tu esi išrinktas, išrinkta. Apaštalas Paulius, tu esi šventas, šventa. Ir numylėtiniai, apsivilkite, sako, va štai, todėl, kad Dievas mus išsirinko, mus pašventino ir mes esam numylėti, nubučiuoti. Čia sako, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš apsivelku gailestingumo rūbą ir ateinu į bažnyčią ir aš neatmoku kitam savo artimui pagal tai, ką jis man padarė. Tai yra gailestingumas. Neduoti jam tai, ko jis nusipelnė. O jis mane nervuoja, bumti į akį. Ne, aš sakau, ne, aš esu meilės įstatymė, aš esu laisvas ir aš to nedarysiu. Nes jis man brangus, aš jį laikau aukščiau už save. Ir tada nei ranka, nei žodžiais, nei kitais, kokiais tai paslėptais veiksmais mes to nedarom. Todėl meilės įstatymas be gailestingumo, brangieji, čia neįmanomas. Bendruomeniai nesusikalbant ir atsiradus trinčiai tarp brolių seserų, be gailestingumo mums toliau eiti neįmanom. Mes čia ir sustojam tol, kol mes neišmoksime pamokos. Ir mes išmokstame, mes pasižeminame. Juk žiūrėkite, kaip įvyksta susitikimas su Jėzumi. Čia sesers paliudimas geras. Kada mes susidurėm su situacija ir mes sakom, nesuprantu Viešpatie kaip yra, bet aš pasižeminu prieš tave. Aš pasižeminu prieš tą brolį. Nors galbūt ir aš čia teisesnis. Nesvarbu, kas teisesnis. Aš pasižeminu. Ir tegul būna tau šlovė. Vat tada ateina laisvė, vat tada ateina pripildymas, tada ateina susitikimas, dar artimesnis. Ir tada Jėzus lyg sakytų, o, esi pasiruošęs šitoj piramidėj slysti toliau, link manęs. Aš sakau taip, bet tai vėlgi ne iš manęs. Ta situacija turi ateiti iš Viešpaties, ta situacija turi tokia, kaip pasakyti, kada mes matom, kaip šventoji dvasia mokina. Ir jeigu kažkas tai pradeda man kliūti bažnyčioje vienas su kitu, aš jau suprantu, pala, Audrelį. Čia problema yra ne su bažnyčiai, čia problema yra ne su žmogum. Čia problema yra su manim. Aš dabar kalbu apie save, brangieji, nieką pirštų nenurodau. Ir čia asmeninis liudimas, va dabar šventoji dvasia iškelia, esu senas žmogus, senas Audrelis, gi savanaudis. Ir man sakydavo, klausyk Audrelį, jeigu tu esi įžeidus, o aš buvau labai įžeidus, biški kas, einu į kampelį. Man sakė brolis, labai su meilė ateidamas, jisai druskos pabarstydavo ir nueidavo. Ir aš sakydavo, nu klausyk, nenoriu daugiau kitas, kad tu ateitum. Jis ateidavo kitą kartą ir sakydavo, jeigu tu įsižeidi, tu esi labai išdidus. Aš to nepriėmiau kelis metus tol, kol Viešpats netvedė iki to momento ir aš pasakiau, nu gerai Viešpatė, ačiū tau už tą brolį, kuris barstė druską, nes tai buvo tiesa. Ir aš įsižeidžiau todėl, kad toj srity buvau kūdikis, o tu mane nori vesti paauglystį ir aš sakau, ačiū tau, aš sutinku ir aš einu su tavim. Nes kada ateini į paauglystę, tie dalykai, kurie tave kabindavo vaikystėje, vienas su kitu, jie nebekabins. Jie visiškai nebekabins. Ir tu sakysi, 6 vanduo nuo žąsies, man visiškai neužkabino. Varai namo džiaugsmingas kaip ant sparnų. Aš laisvas, Viešpatie, ačiū tau už laisvę, nes man neužkabino. Ir tada sako, gerai, brangusis, einame toliau. Šiek tiek svorį padidinsim. Žinot, kai būna šitą sporto klube. Vyrai, atsimenat, aš tarybiniais laikais bendrabučio, reiškia, Rusijai su kitais. Kilnodavau tokius svarmenis. Norėdavom būt gražus, teisingai. Kaip sako, toks žodis, straini.
Tai va, Jėzus irgi tą patį sako, klausyk, biški svorį uždėsiu, dabar, oi, kaip sunku. Ir iš po bažnyčios grįžti galvoju, oi, nežinau, ar pakelčiau. Ir iš tikrųjų, jeigu liūdit apie tai, per ką viešpats yra pravedęs, nu, tarkim, asmeniškai mane, ir žvelgiant atgal, ar aš norėčiau eiti per tas pamokas, aš kaip žmogus tikrai nenorėčiau. Nes ten buvo tiek druskos, ne maišai, ne podeliai, o buvo cieli vagonai. Ir aš pats tikrai, be viešpaties, tikrai nebūčiau atėjęs iki šito taško. Bet kur aš čia buvau? Dar viena rašto eilutė, kuri dar viena dalis iš to meilės įstatymo ir čia aš užbaigsiu. 1 Korintiečiam 8 skyrius. Šitas skyrius man prieš gal 7 metus jisai iškilo. Aš pamačiau, aš bandžiau bažnyčiai kalbėtis apie tai, bet niekas manęs neišgirdo. Bet įdomiausia tai, kad čia 8 skyriuje kalbama apie stabams paaukotą mėsą. Ir bažnyčioje kilo problema. Galima ją valgyti ar negalima? Ir čia jau yra problema. Ir čia problema tame, kad 8 skyriuje sako, kalba apie žmonės, kurie yra labiau subrendę, stiprus ir tie, kurie yra silpnesni. Taip? Ir sako, maistas nepriartina mūsų prie Dievo, 8 eilutė 8 skyriaus, kai valgome, ir nieko nelaimime, kai nevalgome. Ir nieko neprarandame, bet 9 eilutė sako, bet žiūrėkite, kad ši jūsų laisvė netaptų papiktinimu silpniesiems. Ir aš tada atsimenu pirmą kartą, aš galvoju, ką čia reiškia dabar? Kas čia dabar per terminas Dievo žodį? Sako, žiūrėk, esi laisvas. Aleliuja, laisvas. Galiu daryti, ką noriu, eiti, kur noriu, skristi kaip noriu, šokti kaip noriu, taip, kalbėti kaip noriu. Taip, amen. Bet sako, žiūrėk, kad šitą tavo laisvę netaptų papiktinimu kitam. Ką čia Jėzus turi omeny? Papiktinimas silpniesiems reiškia graikų kalbos žodis, čia, va šitoje vietoje yra suklupimo akmuo. Proskunėjo graikų kalbos žodis, kas graikiškai studijuot, pastudijuokit, šitam skyriuje yra daug įdomių terminų, bet čia sako, žiūrėk, kad tavo laisvė netaptų suklupimo akmeniu. Ir aš tada klausiu, gerai, meilės įstatyme, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš esu toks kietas, taip, kad aš kitam galiu tapti suklupimo akmeniu. Žinau, kaip mokyklai būdavo, nežinau, šiais laikais juokauja jaunimėlis ar ne. Kažkas stovi šneka, vienas prieina už nugaros taip atsitupia, o tas, kuris šneka, taip pastumė, taip blimt ant asfaltą ir visiems linksma. Suprantat, va suklupimo akmuo, kad mano tobulumas ir augimas gali kažkam būti kaip suklupimo akmuo. Ir tas suklupimo akmuo ne tik, kad žmogų tu sužeidė, jisai užkliūna ir gali pargriūti, bet toliau, jeigu žiūrėsim labai daug nesiplečiant, toliau sako, žiūrėkit, antai, jei kas pamatytų tave turinti pažinimą ir valgantį stabų šventykloje, argi silpno žmogaus sąžinė nebus paskatinta valgyti stabams paaukoto maisto? Čia nesigilinsim per daug, stabai, nestabai, mėsa, ne mėsa, gerai, bet toliau žiūrėkite, ar dėl tavo pažinimo nežus silpnas brolis, už kurį mirė Kristus? Ir aš sakau, palauk viešpatie, o tai kaip čia žus, kaip čia, ką čia reiškia? Mesgi turim amžiną gyvenimą, mes priėmėm tave, viskas mums yra atleista, taip. Bet tikslesnis vertimas buvo, sako, ar dėl tavo pažinimo nebus, kaip pasakyti, nepaskatins brolio atsitraukti nuo tikėjimo. Ir mes galvojame iš tikrųjų kartais, kad visos bačkos ant velnio ir demonų. Bet čia, brangieji, mes augame ir mokinamės, kadangi nemokame kartais taikyti meilės įstatymo. Ir kažką užgauname ir kažkam tampame suklupimo akmeniu, kažkas užkliūna tą prasme ir jis atsitraukia. Jis gali atsitraukti nuo tikėjimo, o tai sako pagal Dievo žodį, tai yra nuostolis. Tam žmogui nuostolis. Nes jisai, kaip pasakyti, 12 eilutė sako, šitaip nusidėdami broliams. Audriu, apie nuodėmę pradėsi kalbėti. Bet čia Jėzus kalba per savo žodį, kad jeigu aš tampu tau suklupimu akmeniu, aš nusidedu. Ar mūsų nuodėmė šitą atleista? Taip, atleista vyniolio krauju, mes dalyvavom viešpatės atminimo vakarienėje. Taip. Bet kada aš tą pamatau, jog tai tave žeidžia, sako toliau,
13. Todėl jei valgys piktina, ir šitas žodis piktina, skandalizo. Graikų kalbos žodis, lietuviškai galite patys išsiversti, nelabai sunku. Taip, skandalas. Šeimoje skandalas, bažnyčiai skandalas, skandalizo. Sako, jeigu valgys piktina tave, reiškia, mano broli, taip, jeigu mano veiksmas kelia skandalą mano broliui, išversim taip lietuviškai, sako, aš nevalgysiu mėsos per amžius, kad nepapiktinčiau savo brolių. Supranti? Reiškia, skandalas prasideda ne nuo to, kuris supyksta ir užkliūna, ir užsigauna, ir įsižeidžia, brangieji. Viskas prasideda nuo manęs, nuo mano stiprumo, nuo mano to, kad aš esu stiprus viešpatyje ir aš galiu daryti, ką noriu. Ir su šitą laisvę aš tampu suklupimo akmeniu. Ir todėl čia labai išmintingai apaštalas Paulius ir sako, jeigu aš matau, kad maistas piktina brolį arba skatina, kaip pasakyti, skatina skilimą bažnyčiai tarp manęs ir to žmogaus, skatina tokį atsiskyrimą, skatina, kad tas žmogus nori kažkaip tai pasitraukti arba išeiti, taip su manim, su kiekvienu, ta prasme, kas eina tuo keliu susiduria su šitom pamokom. Ir čia mano paguoda, brangieji, su viešpačiu viskas išeina į gerą. Bet pamokas šitas mes turėsim praeiti.